Nuo 6 ryto treniruotė šį įprastą praktiką? Žinoma, įprasta. 4 kartus per savaitę panašiu laiku pradedam treniruotis. Britanija dabar 4 valandas nakties buvo, tik tais, kai pradėjote ir niekas neima. Žinoma, ima, aš kažkaip ilgai irgi neužmigau, tai biški sunkoka buvo iš pradžių ryte, bet išgėriau biški kavos, tai gal biški geriau buvo suvažiavus. Tokio režimo laikytis, ar čia treneris labiau verčia, ar kaip? Ir nori, ir reikia, tai yra treniruotės, tai negaliu išsivažiuoti iš ritmo. Ruošiamės varžyboms, stengiamės išpildyti tą programą, kiek galima. Taip jau teko, kad 6 valandą treniruotis, bet ką padarysiu, pamiegosiu, kai grįšiu. Per šventes kažkiek pasikeitė tas ritmas? Kažkiek pasikeitė, porą dienų pailsėjau namie, be jokių treniruočių, atsipučiau su šeima šiek tiek pas močiutę. Pavalgiau skaniai, tai dabar vėl atgal į Angliją ir vėl prie darbo, mokyklą ir taip toliau. O naujus metus kaip sutikai? Ramiai su draugais, tiesiog, nežinau. Limite buvot, ar? Jo, Anglijoje. Nevažiavote į Londoną ten fejerverkų pažiūrėti? Ne, nevažiavom, tai kitą dieną treniruotė jau buvo. Rūtelė tokį pasadą, rekordų labai mažai 1076. Sakyk, ar tai kaip tavo tas skirtumas didelis tavo akimis žiūrint, ar čia labai mažas? Žinot, kad aš, pavyzdžiui, praeitais metais 2 sekundės vos nepasigerinau, tai gal ir nėra toks didelis, bet nežinau, kaip bus. Svarbiausia man yra pasigerinti savo asmeninį rezultatą, kaip jau ateis tas rekordas, bet manau, iki Rio olimpiados man bent jau tas 0,7 sekundės nusimesti nėra labai sunku. Bet aš negaliu galvoti, kad aš pagerinsiu gal kas nors kitas. Rūtelė, tave žurnalistai vadina išskirtinę, pavadino. O sakyk, kuo tu išsiskiria? Nežinau, pasakyk. Nežinau, tai kodėl mane pavadino išsiskiriančiu. Kuo tu išskirtina, sakyk, iš kitų? Aš nežinau, aš tai savo normali. Ką aš žinau, tai jūs pasakykit, jūs žurnalistai. Rūta, ar tau skiriasi, pavyzdžiui, treniruotė čia skiriasi nuo to, kokia būna jinai Plimute? Nelabai šiaip iš tikrųjų mūsų tradicinė tokia treniruotė, gal šiek tiek lengvesnė, bet mes kažką panašaus tokiu metu darom ir šiaip gal net vanduo biškį geresnės temperatūros negu Anglijai. Kiek per treniruotę tu maždaug nuplauki atstumą? Žiūrint, skirtingos treniruotės ir skirtingi yra tie kilometražai. Pavyzdžiui, šiandien mes nedaug nuplaukėm, kartais, žinot, gali nuo 4 km iki, nežinau, 7. Sakau, keičiasi kiekvieną dieną, taip toliau. O kada dabar artimiausios varžybos? Man rodos, šį mėnesį važiuojame mes į Liuksemburgą, kaip ir kiekvienais metais, gal praeitais metais nes nevažiavam, bet važiuojame į Liuksemburgą, tiesiog pastartuoti, pažiūrėti, kokie rezultatai pradžios sezono, nieko rimto, bet šitos artimiausios varžybos, o paskui, tai nežinau tiksliai. O kada jūs vyksta? Kas? Liuksemburgas? Man rodos, iš 2 savaičių, jeigu neklystu. Jo, gal 3. 2. Ir ten komercinės varžybos kažkokios? Kaip čia pavadinusi, nežinau. Tiesiog jos tokios pusiau komercinės, pusiau... Jos kiekvienais metais vyksta tokie, kaip fondai ten būna, taip toliau ir tokios, šiek tiek komercinės. Ar daug kartų šiame baseine teko lankytis? Žinoma, daug kartų ir kai maža būdavau, čia mano pirmas Lietuvos čempionatas buvo, kai mažytė buvau ir tiesiog geri prisiminimai ir dar turbūt 8 netgi tokia plaukiau, tai... Bet jis netrupučio nepasikeitė? Galima sakyti, gal netrupučio nepasikeitęs, netgi pablogėjo ta situacija, gal, manau, tikrai yra gaila, kad, žinant, kad čia tokie talentingi sportininkai treniruojasi ir, pavyzdžiui, manau, yra toks berniukas Povilas Strazdas, kuris tikrai, manau, Rio de Janeiro olimpinės žaidynės važiuos ir iš čia treniruojasi ir žiūrinti sąlygas yra tikrai gan gaila matyti tokias sąlygas ir kad negali jie pilnai įgyvendinti savo treniruočių ir tikslų, nes, pažiūrėkit, net vėliavėlių nėra, o 5 metrų to riboj. Tai, žinot, reikia į lubą žiūrėti, lempą skaičiuoti ir žiūrėti, kad į sieną nesitrenktų, o salės iš vis nežinau, čia tokia yra. Tikrai yra gaila ir norėtųsi, kad tie baseinai nors kiek pagerinti būtų, ar ne tai, kad tam nebūtinai nauja, bet kažkiek geresnės sąlygos, kad, žinot, padėti jam plaukti. Rūtelė, tavo varžovės plaukia 200 jau, kaip tu tą 200 žiūri? Mano varžovės? Ir Rebeka plaukia 200? Taip, ne visos plaukia, bet
plaukia, ne. Kaip tu tą distanciją žiūri? Nežinau, aš turėjau šiaip ją plaukti, bet aš kažkaip susirgau čia prie vienas varžybos, tai nežinau, šiaip bandysim pabandyti ją kažkada. Aišku, nebandysim iš karto kokiam pasaulio čempionate, o kokiose vietinėse varžybose pamatysim, žiūrėsim, kaip eisis. Šiaip kažkaip ruoštis, tai mes nelabai ruošiamės 200. O kitas laisvas stilius, kadangi tavo tenis mini, kad jau Rio de Janeire laisvų stiliumi bandysi plaukti. Tai aš bandžiau ir Londone plaukti. Taip, kaip tau tas laisvas stilius? Man gerai. Patinka. Ir ką, žinau, laisvas stilius, sakau, jis kaip treniruotėse aš biškai pamaišau ir to ir nežinau, tiesiog, žinot, kažkiek skiriasi, vis tiek brasas yra labiau techninis plaukimas, o jau kraulių ir yra, žinot, visos tos top moteris yra labai stiprios ir labai pajėgios ir čia labiau dominuoja jėga ir galingumas šitam plaukime, o brasių labiau technika ir ritmas ir taip toliau. Tai skirtingi dalykai, manau, gal su amžiumi gal ir geriau. O kompleksiniam plaukime didžiajam baseine realu, ten finalus patekti? Kokiam didžiajam baseine? Ilgam. Ai, į kokius finalus? Kompleksinio plaukimo. Tai aš olimpiadai? Aš nežinau, tai aš nemanau, kad tai būčiau patekusi finalas su dabartiniu rezultatu, bet to aš nelabai esu plaukusi ilgam baseine, 200 kompleksų normaliai pasiruošus, tai nežinau, gal pavyks kokiose varžybose pritaikyti 200 kompleksų ir pažiūrėti, kaip gausis, nes pasigerinau labai, čia kai Lietuvos čempionate buvau, tai gan gerai pasigerinau, turėčiau ir ilgam pasigerinti. Tai tavo, dabar pagrindiniam požiūris yra laisvas stilius? Nu, aš sakyčiau taip, man pačiai, bet manau, kuo daugiau, to geriau man. Bet, sakau, svarbiausias, treniruotės toliau yra bras, o visa kita, tai kitom dienom, tarkim, tiesiog pabandau ir, žinai. Dabar tavo treniruotės yra kažkokiu akcentu, tokiu, kad technikos kažkokie elementai išnaudojat? Tai visą laiką yra kažką patobulinti, niekad nėra tas plaukimas tobulas pas nieką ir visą laiką, kai yra kažką ką pakeisti, pagerinti arba, žinau, taip toliau. Tai žinoma, dirbam visur, kur galim visas tas dalis plaukimo, kur mano silpnybės ir mano stiprybės gerinti taip toliau. Kaip sutikote žinią, kad esate paskelbta geriausia 12 metų Lietuvos sportininkė? Labai apsidžiaugiau, tą sakant, ir tikrai yra smagu, kad Lietuvos žmonės parodo, žinot, įvertina mano darbą ir pastangas ir parodo tai išrinkdami mane Lietuvos geriausios sportininkės. Tai labai yra didžiulis laimėjimas man pačiai ir įvertinimas nuo žmonių ir taip toliau. Ir tikrai labai smagu, ir labai ačiū visiems, kas balsavo. Tai tikiesi ir kitais metais padaryti kažką tokio, dėl ko būtum verta? Nežinau, tai žiūrėsim, tai gal kas nors kitas irgi padarys. Rūta, kai grįžti į Lietuvą, čia tavo dienotvarkė labai įtempta, kaip ir šiandien, pavyzdžiui, treniruotė, po to premjera, apdovanojimai. Kokia yra tavo ta darbinė dienotvarkė būtent Plimute? Tiesiog normali, kaip sakoma, be jokių tokių iššokimų, treniruotė mokykla, treniruotė namai ir galima sakyti ir viskas, darbo diena. Savaitgalis tai jau biškį laisviau, ten su draugais ką nors, bet kai mokykla yra ir taip toliau nėra labai laiko kažkur eiti, žinot, miestus toliau ir ten dar kur. Tiesiog įsivažiuoji į rutiną tą kasdieninę ir kaip ir visi, žinai, su visais lengviau kažkaip pasidaro net tą rutiną įsivažiuoti, kai yra žmonių, kur su tavim irgi taip pat treniruojas.